Sveiki metalo mylėtojai, parodysim kelis špižinių detalių remontavimo būdus. Čia matot šoninę pavarą, mažą traktoriuką, ją suvirinom. Po suvirinimo nufrezavome plokštumą. Susirinko tiksliai, veikia gerai. Čia matos priekinis amortizacinis tiltas, jam išdilo kaištis. Atrestauravom kiaurymę, pravirinom ir įpresavom kaištį naują. Miškinis traktorius su priekaba netilpo pro tiltą. Užkliuvo, sulaužė kelmą išsipjovėm faskes, suvirinom iš abiejų pusių. Po to buvo nufrezuota apačia, kad dailiai prisiveržtų. Priekinio tilto remontas išdilo, po to išlūžo ausis, ją priauginom, apvirinom. Po apvirinimo išfrezavome lizdą. Čia remontavom metalo krautuvą Fuchs. Vairuojama tiltais, buvo seniau virintas, bet greičiausiai gal neatstatė ašies. Išpjovėme kiaurai faskę, susistatėm su štanga, kad nepabėgtų stipriai lizdai, apvirinom, po apvirinimo prafrezavom. Čia variantas buvo mažo traktoriuko dėžės galas išlūžo, bet jis jau buvo virintas ir greičiausiai nenufrezavo plokštumos, tai mes jį suvirinom ir nufrezavom plokštumą. Jeigu turit panašių gedimų, kreipkitės, galim pabandyti suremontuoti.